Sveiki visi, su jumis aš, Smiltuks, kitaip tariant, Smiltė, ir šiandien aš jums parodysiu šiame video, kaip galima padaryti iš tokių gumyčių apyrankės. Tai pirmą, jūs turite turėti tokias gumytes, belia kokias, bet svarbiausiai plonas. Ir tuo aš jums parodysiu, ką jūs toliau turite daryti ir turite turėti. Tai va, čia yra instrukcija, kaip galima ką padaryti, kokias apyrankės, o čia gale ir pati konstrukcija. Va, tai aš moku daryti, tai man tas konstrukcijos nereikia. Va, ir mes turime, aš dabar uždarysiu, nes aš nenoriu, kad tas gumytės neišsibertų. Va, mes turime tiek gumyčių ir sakiau papuošaliukų, reikmenis svarbiausias ir ant ko mes užseksime. Va, tai aš naudosiu kažkokias pastelinės galbūt spalvas. Iš pastelinių tai čia yra tokia violetinė, tokia žalia, tokia mėlyna, gal biškutė, tokia rožinė. Čia aš savo nuomonę sakau, tokia tokia ir tokia. Man labiausiai šitas patinka, dar ir balta, tai kažką iš jų padarysim. Tai va. Tai ką jums pirmą reikia turėti, jeigu jūs turite tokį rinkinį, tai pas jumis turi būti toksai. O jeigu neturi tokio, aš tai turiu netgi 2, netgi 3. Ja, va, aš jums parodysiu. Tik čia labai kas įsivėrė, tai reikės biškį ilgiau. Va, aš išimu. Va, pas mane yra tokie 3 tokie. Aš šiandien versiu su oranžinė, kitą kartą su kitokiu. Va, aš šitos įdedu ir dar aš turiu 3 tokius. Tuoj dar vieną paimsiu. Va. Va, ir dar turiu tokius 3, su kuriais reikės gumytas uždėti, nes va, jeigu matosi jums, tai va, čia yra toksai paimti gumytas ir pas visus yra. Kažką panašiai sudėjau į Lietuvos vėliavą, tik tais jeigu čia būtų raudona, tai tikrai būtų Lietuvos vėliava. Va. Tai va, aš šiandien naudosiu prie oranžinio netiks kažkuris iš šitų, tai padedam. Ir šiandien aš naudosiu tada geltoną. Va, rožinę aš šiandien noriu naudoti. Va, komplektas. Pasidedu, o šitos įdedu atgal. Tai jūs dabar turite pasirinkti savo norimas gumytas. Aš tai darysiu gal iš kažkokių pastelinių spalvų, nes man taip labiau patinka. Bet aš dažniausiai, ką noriu pasakyti, šitą nenaudoju, nes aš dažniausiai su pirštai savo uždedu. Tai va, aš dabar noriu paimti kažkokią gal, šiaip padaryti apyrankę, nes jas paskui galima dar ir išverti ir vėl padaryti. Tai va, dabar išsirinksiu spalvas, jūs irgi išsirinkit ir aš netrukus grįšiu, kaip išsirinksiu spalvą. Tai kągi, aš jau išsirinkau kokias spalvas, tai aš darysiu Lietuvos vėliavą. Va, nelabai gal matosi, bet Lietuvos vėliavą darysiu. Va, dabar turėtų labiau matytis. Ir dar kai padarysiu vieną Lietuvos vėliavą, uždėsiu tokį baltą, kad atsiskirtų. Va, tai aš dabar nežinau, kaip čia padaryti, kad iš eilės būtų, bet iš karto reikia pasiimti 3 tokias gumytes. Tai kągi, pasiėmam tokį ir toliau, manau, raudoną imam ir žiūrėkit, dabar atidžiai. Vieną dedam taip, tada įtempiam, apsukam ir vėl uždedam ir gaunasi taip kaip amžinybės ženklas. Labai gal matosi, bet va. Kaip amžinybės ženklas ir toliau, man atrodo, reikia dėti žalią. Va, toliau dedam. Ne, dabar geltoną reikia dėti. Man atrodo. Arba, žinai, gal ir žalią. Dedam žalią. Toliau tiesiog dedam taip. Tiesiog dedam taip. Ir taip pat ir geltoną tiesiog dedam taip. Va.
Ir toliau visą tą reikalą su raudonu paimam ir užtempiam taip iki pat galo. Va. Opa. Ne, aš jau blogai padariau, bet tai galima ištaisyti. Va. Tiesiog pakeliam, nes man reikia šitos apsukti vietų, man atrodo. Nes viršui. Žodžiu, tiesiog apsuksiu vietom, nes aš nežinau. Pamečiau gumytę, tai naują paimsiu. Nes aš jau mačiau, kad mane taip gausis, tai iš naujo uždėsiu. Va, ir kaip pradžiu dabar šitą paimam ir kitą irgi paimam. Ja, dabar tai viskas puikiai. Va, tik tais ir visada jums reikės toliau patraukti, nes jeigu į viršų nuėjus, tai gumytė nelabai gausis, nes bus biški blogai. Reikės biški galbūt ir iš naujo daryti, man tai niekada nenukrito, nes aš atsargiai darau. Tai va, toliau bus žalia, tai dabar dėsiu geltoną. Va. Ir dabar balta, kad atsiskirtų vėliava. Va, manau, jums tai bus nelabai įdomu. Tai aš kol surišiu iki pusės maždaug su jumis prisijungsiu. Prie jūsų tiksliau prisijungsiu, o dabar biški pinsiu. Bet aš jums trumpai noriu parodyti, kad va, Lietuvos vėliava, o čia balta, kad atsiskirtų. Tai va, susitiksim kaip supinsiu iki pusės, o toliau parodysiu, kaip toliau daryti. Na tai kągi, aš jau padariau pusę, aš darysiu ne apyrankę, o žieduką, nes galima padaryti ant kaklo kažką, apyrankę pavyzdžiui, arba žiedelį. Va, tai aš darysiu žieduką ir man dabar liko viską sujungti su, va, tuo išrinksiu kažkokį, lai raudonas bus, su va tokiu. Tai pirmą, ką man reikia padaryti, tai va, yra viena pusė, tai užtempiam ant kitos pusės, va. Užtempiam ant kitos pusės ir tada man jau šitą reikės dabar ir tada juos abudu suėmam va taip ir nuėmam. Va, pakol kas laikosi, toliau nuėmam. Praskiriam su pirštais. Va, čia yra toksai viduriukas, tai į jį įdedam 2 pirštus, va taip. Va, čia galime taip laisvai palikti ir tada uždedam šitą apyrankės dalį. Va. Ups, aš jau kažką blogai padariau. Va, man dar taip nesą buvę, bet aš žinau, ką tokiuose atvejuose galima padaryti, tik tais tai bus daug sunkiau. Va, tai vieną gumytę mes jau praradom, ją nuėmam, aš praradau, va, ir toliau, va, uždedam. Va, ir gausis mūsų mažas žiedelis. Ir toliau tą patį darom su kita pusė. Tik tais reikia labai atsargiai būti. Va, ir toliau irgi praskiriam pirštais. Ir čia yra antra tokia pati pusė ir irgi įdedam taip pat. Va, tik tais atsargiai, nes gali įsinarplioti. Va, ir mano žiedukas paruoštas. Va, gavosi trispalvė, man tai labai patinka ir va. Va ir žiedelis, va. Rašykite komentaruose, ką man daugiau supinti. Ar karoliukus kažkokius, kaip aš va turiu, ar apyrankę, ar ir vėl žiedelį, kaip ir šitas, tik tais jau su kokiam spalvom. Būtinai komentaruose parašykite, kokias aš spalvas galiu panaudoti. Va, tai dabar viską aš čia įdėsiu ir parodysiu dar kartą, kokias aš turiu spalvas ir jūs galite sustabdyti šį video,
kad pasižiūrėti tas spalvas. Va tokias spalvas. Parašykite į komentarus, kokias spalvas jūs norite, kad aš kitame video panaudočiau, o dabar einu daryti kitą video. Bučkis visiems ate!